Mes galime išduoti kitą žmogų arba patys jaustis išduoti. Išduoti tai reiškia nustoti būti ištikimam žmogui arba tikslui ir jį apleisti arba pasmerkti. Išdavystė yra priešingybė ištikimybei. Kai ištikimas žmogus laikosi pažadų, juo galima pasitikėti ir jaustis, kad jis neišduos. Ir vaikystėje vaikai patiria išdavystę iš priešingos lyties gimdytojo, kai jis nesilaiko pažadų arba kai išduoda vaiko pasitikėjimą. Tai daugiausia atsitinka, kai, pavyzdžiui, tėvai išsiskiria, kai tėtis dar atvažinėja pas vaikus ir po to pažada atvažiuoti ir niekada nepasirodo jų gyvenime. Arba kaip mergaitės mama patiria vaiko tėvo išdavystę ir tada mergaitė mato visą tai ir jaučiasi pati išduota, kadangi jinai susitapatina su mama, su mamos skausmu. Arba gimus kitam kūdikiui, tėtis skiria daugiau dėmesio tam kūdikiui ir mažiau tenka mergaitė ir tada jinai jaučiasi išduota. Užaugusios tokios moterys tampa kontrolierėmis, nes nori užsitikrinti, kad jos pačios laikysis pažadų, bus ištikimos ir atsakingos. Arba kad kiti žmonės laikysis joms duotų pažadų.